šitas sudėtingesnis yra. Perdangos užpūtimas yra vienas paprastesnių, bet perdangos paruošimas užpūtimui tai jau yra vėl kita tema sandarinimo. Tai paruošimas užpūsti perdangą, tai reikalauja kruopštumo, atsakingumo, kad tu išgautum sandarumą. Tai atitinkamai mus arba mes pasitikrinam iš anksto, bet ir apskritai kiekvieną namą tikrina sandarumo metu. Tai ten jau prasileisti negali, o šičia dėl ko sudėtingiau, tai tu turi žinoti sistemą, kur gręžti, kaip gręžti ir panašiai. Pavyzdys paprastas. Ties šita vieta baigėsi gręžioti skylės. Nes čia iš kitos pusės apėjus yra tiesiog balkono sienelė. Tai atėjęs naujokas jisai sugręžiotų visą ir išlystų į aną pusę. Patirtis šitoje vietoje ypatingai reikalinga. Tiek ir įranga turi susireguliuoti skirtingai negu perdangoj, negu kitoj konstrukcijai. Yra pučiama per ypatingai siaurą angaliuką vata, ten slėgis vienoks, padavimas kitoks, viskas ant aparato reguliuojasi. Tai turi atvažiuodamas į kiekvieną objektą, settings visai kitaip pasidaryti. Taip, akustika pagerėja gerokai. Jeigu ypatingai gyvenama arčiau srauto, automobilių ar miesto, tai tikrai pasijaučia. Tada pradedi jausti, gal langai jau prasti, žinai. Paprastai geriau būtų langai pakeisti. Dažniausiai jie irgi būna atskirti. Ne visais atvejais keičiant langą tu papuoliai ir pamatai tą oro tarpą. Jie būna tiesiog apmūrinti, suformuota anga jau iš seniau, tai dažniausiai tu nepapuoli tą tarpą ir jis, nes vata tikrai nepradės brėti. Bet jeigu ir būna taip, kad tarpas jisai atsimuša tiesiai, langas ar ne, keičiant matosi tas tarpas būna ir taip, tai tokiu atveju vata jinai vis tiek neišbyra kaip granulės. Jinai jau būna susipresavus, susirišus, tai atsargiai imant jinai ir taip ir stovi.